Labą dieną. Eilinį videką įrašinėjau. Vienu žodžiu, greitai jums viską papasakosiu, nes aš ten jau buvau prifilmavęs, bet dar niekaip negalėjau įkelti į YouTube. Bet paskui gal prikelsiu iš ankstesnių nufilmuotų video. Tai va, koks tas visas mano proceso tikslas. Man reikia dabar būtinai šimtą 100 klipukų įkelti iki naujųjų metų. Tai yra kiekvieną dieną aš kažką tai jums čia pripasakosiu ir kiekvieną dieną prašysiu, kad jūs ten pasirašytumėt į mano kanalą, laiką įdėtumėt ir paskui ten pamatysit dar visokiausių, ten siūlysiu jums kažkokią, kad pasižiūrėtumėm kažkokias nuorodas įmetinėsiu. Tai va, pirmas video toks, kad aš būtinai turiu kažką tai įkelti, nes aš jau kiekvieną kartą įkelsiu, rytoj, va aš jau 10 metų, kaip aš rytoj visą laiką įkelinėju kanalą, į Facebooką, YouTube ir niekaip negaliu įkelti. Va, dar. Kokią kalbą Jėzus, kaip čia kalbėti dabar lietuviškai, rusiškai. Vienu žodžiu, kadangi Lietuvoje gyvenu, čia tarp lietuvių įstrigęs, neįstrigęs, aš čia gyvenu, naujoje Akmenėje, vaikai čia viskas mokos, tai vienu žodžiu viską aš ir apsisprendžiau, jau bent tam apsisprendžiau, kad aš pradėsiu bent lietuviškai. Tai va, tai ką aš jums galiu įdomus papasakoti iš savo gyvenimo. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kaip aš pragyvenęs tą gyvenimą, tai kaip paliktai ten aš, nieko ypatingo nebuvo, ten biški pakeliavęs, biški ten su lėktuviuku paskraidęs, biški ten su jachta kažkur tai ten nukeliavęs ten vieną kartą, prabėgęs kažkokį pusiau marafoną ten Tenerifėje pagyvenęs, nu čia žinai, kaip nieko tokio ypatinga. Iš principė, iš tų visų, bet gal kažkam tai bus įdomu, vis tiek gal kažkas tai kažką tai ras ir su ten tas, kaip sakant, pagaus tą rezonansą, nu, iš mano balso ten ar dar kažką sakys, ai, normalus tas žmogelis ten, aš norėjau sakyti dėdukas jau, bet, nu, turbūt aš jau senelis, bet nesvarbu, ten principė dar vis tiek, jeigu dar galiu kažką tai jam papasakoti, tai gal dar nesu toks jau visai neįdomus. Tai va, tai vienu žodžiu, pasirašykite į tą kanalą, ten kaip ten teisingai viskas sakyti, aš paskui gal išmoksiu, va, įmeskit laiką ir ten pasakykit, o kažką tai palaikykit mane, viską ten, troliai gal irgi ten paskui trolings kažką, nu, bet man čia nėra skirtumo, čia dar iki jų dar reikia daryti, nes čia iš vis gal aš tik savo papasakosiu vienas pats, jeigu kažkas pasižiūrės, aš kol kas čia nei tekstą nepasiruošęs, nieko ten ekspromptų iš minties varau, kas gaunas, kas ir gal net ir kažkur nusišnekėsiu, nesąmonį prišnekėsiu, praleisiu kokį žodį reikiamą, nu, pasakysiu kažką ne taip, nu, bet tai toks jau esu, taip susiformavo mano visas tas protas, taip viskas gavos, tai va ir viskas, kažkam gal ir bus taip įdomu, gal tokį paprastesnį stiliuką, aš ten, aišku, galiu ten kažką tai biški pasivaizduoti, kažkokį bandyti išlaužti, kad esu biški gudresnis negu esu, nu, bet tas vis tiek vėliau anksčiau išlys vis tiek ten, jeigu babkių nėra, vadinasi nėra, jeigu filmuoji video, vadinasi nori kažkaip tai išsikapstyti iš tos dabės, va, tai nu, aišku, norėčiau išlysti iš tos dabės, nes kažkaip tai ten jau vis laikas eina vis gilin, va. Nu, va, gyvenimo filosofija iš visų veiksmingų dalykų, aišku, ten ir tas kažkiek tai biškai pastudijavęs ir tą jogą, ir tą budizmą kažką ypatingai nesigilinęs, bet iš tikrųjų labai esu pastebėjęs, kur vyksta kažkokie gyvenime nesuprantami dalykai, kuriuo aš negaliu paaiškinti logiškai. Tai vat, kai susidūriau su to Dzogchen mokymo, tai iki šiol, pavyzdžiui, kažkur iš šiol, gal aš čia išaugęs kaip materialistas, žinai, viskam abejoju, netiksliau, ne materialistas, aš esu antagonistas, kad aš neneigiu, kad yra kažkas aukščiau už mūsų formą, žmogų, kažkokį tai suvokimą, gal mes dar neatradom, kaip tas viskas susiję. Ir jokių būdų ten, sakykime, neįtikinu, kad kažkas tai aš Jėzų ten už kampo susitikau angelą, nors jis kokiausiai ir jis man ten išdėstė visą tą gyvenimo tiesą. Tai va, vienu žodžiu, bet Dzogchen, budizmo mokymas, tai yra mano kaip pagrindas, dėl kurio aš kaip galiu, sakykime, pritaikydamas kažkokias tai praktikas, galiu pasakyti, kad jos yra man, nu, nebent galiu aš paaiškinti, bet yra daugiau negu man
man tai yra svarbu, prašiausiai, kaip bebūtų, man patogiau gyventi va, su šitą, kaip ten ta matrica, negu gyventi su kitokia. Todėl, principė, kaip pas mane ten ir bus Blockchain Life gyvenimas ir papasakosiu paskui, kur aš susidūriau, kaip aš susidūriau su to mokymu, kažkam, jeigu bus įdomu, gal ir nepasakosiu, nežinau, bet principė čia kanalas yra tam, kad sudominti jūs, vienu žodžiu. Dabar darau tokeną. Pinigiukas. Ten žiūrėjau, kokie laisvi yra lietuviški domenai, jis vadinsis Pinigiukas. Pinigiukas.lt. Todėl, kad žinau, kaip jį reikia padaryti ir viską ten pirks ar nepirks, jį čia neaišku, bet aš vis tiek darau viską, ką galiu, kad pirktų. Ir tas Pinigiukas, kaip aš viską paaiškinsiu, kaip viskas yra, rašysiu ten, redaguosiu dirbtinį intelekto pagalbą, su juo gal kažkaip tai ten pabandysiu tą dialogą vesti. Ir kažkam tai bus įdomu, gal kažkas tą Pinigiuką pradės biškį pirkti, kur aš tą Pinigiuką dėsiu, aš irgi papasakosiu. Į kazino nuvarysiu ir viską pralošiu. Nu, juokauju. Pinigiuką aš investuosiu į gerą namuką, pradėsiu namukus, ten tokius kaip betoninis, tokius daryti karkasus greičiausiai, gal ir ne betoninis, nu, bet kadangi jis aš akmenės cementas, tai turbūt reikia kažkur tai arčiau betono laikytis. Ten kažkoks buvo, prisimenu, filmas į tas rusiškas Gena beton. Tai va, kažkur tai betono, cemento, ten, tai turbūt į tą, jeigu gausias, tai tada iš to Pinigiuko pereisiu į gerą namuką, paskui pereisiu į ten tą, padarysiu turbūt, bandysiu sukurti grupę su robotais koncertinė kokią nors, nes dar nėra Lietuvoje, čia kažkaip nieks dar neįsireklamavęs, tai aš pabandysiu tą grupę sukurti. Gal kažkas ten pamatęs mano video pafinansuos. Nu ir paskui ten dar yra su, kas liečia kavą, ten tokia biznė idėja, dabar aš tikrai nepasakosiu. Tai va, tai šiandien tiek jau daug ir pripasakau, tai va, dabar sukelsiu va šitą video, įkelsiu į Telegram kanalą, į TikToką, gal kiek kažką sutrumpinta, Instagramą, Facebooką, YouTube'ą, paredaguosiu savo LinkedIną, vienu žodžiu, Pinigiukas dabar tam, kad jį sukurt, pradėsiu čia tos kiekvieną video įrašinėti. Esu susirašęs visą tą darbų planą, kokiais etapais viską vykdyti. Pradėsiu vykdyti, pradėsiu jums pasakoti, kas gaunas, kas nesigauna. Nu, va, ten. nesigauna. Ai, ne. Ne, bet, nu, gal kažkaip tai gal ir gausis, nežinau, čia kažkas jau beldžiasi durys vaikai. Viskas, tada šiandien tiek, pastatykit laiką, pasirašykit į kanalą ir stebėkit mano sekančius video. Čia pirmas video toks.